Mokytojau Maikai, manau, kad buvo bloga mintis vesti pamokos mano namuose. Taip, gal tiesiog atšaukiama pamokos ir viskas. Diana, jei mokykloje išjungta šviesos, tai nereiškia, kad priežastis atšaukti pamokas, taigi visi eikite mokytis. Mokytojau Maikai, sakiau jums, kad nebuvo gera mintis mokyti mano namuose. Taigi, vaikai, šiandien aš jums duosiu popieriaus lapus ir atliksime testus, įsivaizduokite, kad esate mokykloje. Pamokos mano namuose yra košmaras, tai būtų geriau, jei mokytojas Maikas pasiūlytų surengti vakarėlį. Mažutė, nesijaudink, 2 pamokos ir jie visi grįš namo. Gerai, Diana, sėsk, mes atliekame testą. Gerai, mokytojau Maikai, kad ir ką sakytumėte, ar pamokoje skambėjo skambutis? Nagi, Diana, nepykdyk jo. Diana, mes turime problemų mokykloje, jie išjungia šviesą, taigi anekdotai apie skambutį yra netinkami. Diana, mes vėl tavo namuose. Ar nakvosime? Merginos, tai tik pamokos. Rašykit testus ir eikit namo. Ei, ar tu nauja mergina? Taip. Koks tavo vardas? Pica. Pica, tikrai, ar tai tavo slapyvardis ar tikrasis vardas? Tai mano tikrasis vardas. Oho, vaikinai tylėkite, yra 2 klasės kartu, man sunku. Testo tema – socialinė. Taip, socialinė tema, mokykloje buvo išjungtos šviesos. Klausykit, mažiau kalbėkime apie šviesą ir mokyklą, parašykime testą greičiau ir eikime namo. Taigi, vaikai, pradėkime rašyti testą. Pirmas klausimas, dėl ko labiausiai nerimaujate gatvėje? Mokytojau Maikai, man neramu, kad gatvėje šeimininkai savo šunų kakučių nerenka, tačiau aš visada juos rinksiu. Gerai, Diana, gerai, tiesiog užsirašyk, nekalbėk garsiai. O, vaikai, turiu svarbų skambutį, užsirašykite ir aš tuoj grįšiu. Na, tylėkite, dabar jūs baigėte testą ir paliekate Dianos namus, nes aš, Diana ir Nastė šiandien švenčiame vakarėlį. Mes pasiliekame. Labas, mama, aš turiu pamoką, netinkamas laikas skambinti. Taip, mokykloje buvo išjungtas šviesos, bet mes vedame pamokas vienos iš mokinių namuose. Taip, aš ateisiu valgyti. Taip, aš žinau, kad sriuba yra ant viryklės. Mama paskambino netinkamu laiku. Taigi, vaikai, užrašome antrąjį klausimą. Vaikai? Man patinka tokio tipo pamokos. Aisai, duok man kokteilį, paskubėk. Aš gaminu. Draugai, pažiūrėkite į talismano šokį. Kas čia vyksta? Mokytojau Maikai, ar išgersite kokteilį, braškinį? Greitai iki pamoką, kas sau leidžiate? Na, pasakiau greitai pamoką. Mokytojau Maikai, šokime, linksminkimės. Pamokos, pamokos. Mokytojau Maikai, sujudinkime šį vakarėlį. Kokteilis paruoštas. Velnis, merginos, kaip aš atrodau. Nagi, gerai atrodai, pastrauk, man reikia veidrodžio. Merginos, paskubėkite, vakarėlis prasidėjo. Taip šaunu, kad mes rengiame vakarėlio, ne pamoką. Svarbiausia, kad mokytojas Maikas visko nesugadintų. Merginos, jei pas Dianą bus vakarėlis, gal ir mes pernakvosime. Eime, Dima manęs laukia. Aš taip pat noriu kažką pasiimti į šį vakarėlį. Sakiau jum, kad buvo bloga mintis mokytis mano namuose. Tik pažiūrėkite, jie ten jau kabo. Diana, gal galime prisijungti prie jų pasilinksminti? Nastė, tu ką? Ne. Nastė, nebūk įžuli, tavęs nėra namuose. Aš už vakarėlį. Smalikai, tu turi visą tai sustabdyti, nes jei mama ateis ir visą tai pamatys, bus baisu. Diana, tu supranti, kad nesikalta. Tai mokytojo Maiko idėja. Draugai, turėtumėte pabūti, o ne nusiminti. Diana, ką aš galiu padaryti vienas prieš visus vaikinus? O žmogau, ar tu vis dar čia? Eime į apačią, ten šaunus vakarėlis. Aš pasiruošus. Nastė, palauk. Vaikinai, aš nesuprantu, ar jums smagu? Beje, kur mokytojas Maikas? Mokytojas Maikas yra apačioje, jis šoka, jam tikrai smagu. Manau, kad reikia kviesti policiją. Ne, Diana, padarykime tai be policijos, galų galiais yra mūsų mokytojas. Na, vaikinai, pasirodė šaunu tiesa, vietoj pamokų vakarėlis, vietoj mokytojo vakarėlio dalyvis. Gerai, tu nuspręsk čia, o aš eisiu išgerti kokteilio. Vaikinai, duokite kelią. Man patinka Dianos namai, čia tiek daug galima pavogti. Ar tau patinka šis žiedas? Jana, padėk žiedą atgal, jis pagamintas iš plastiko ir iš tikrųjų yra Danos. Ir klausyk, kas tave vadino pica? Toks keistas vardas? Paprasčiausiai mano tėvai mėgsta picą. Kai gimiau, jie pažiūrėjo mane ir pasakė, kad jos vardas bus pica. Oho, tavo tėvai tokie originalūs. Kokia pica save laikai? Su sūriu ar su šoninė? Klausyk, nekalbėkime apie mano vardą. Aš čia, juk pirma diena. Pakalbėkime apie berniukus. Kas yra kas? Klausyk, tai tavo pirmoji diena, tad net neminėk berniukų. Nežiūrėk į mano Ryaną. Ir iš tikrųjų šiuo metu neturime daug berniukų ir jie nemėgsta naujų merginų.
Dima, tai geriausia mokyklos diena mano gyvenime. Salota, aš taip pat šokiruotas. Studentai, jūs esate geriausi. Man nerūpi, kad mama laukia mane su vakarienė. Švęskime. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Ar viskas normalu? Jie šoka mano namuose. Mažutėme, geriau šoksim lėtą šokį. Smalkiai, geriau nekalbėk. Diana, aš eisiu šokti. Tenaisas, aš irgi noriu pašokti, gerai, na. Nu, tai tiesiog pažiūrėk, mokytojas Maikas šoka su talismanu. Žiūrėk, Blondie ir Ryanas šoka, gerai, kad Lelė nemato. Smalkiai, tu rimtai, ar tau rūpi Blondie ir Ryanas? Na viskas, laikas tai užraukti. Taigi, draugai, dabar iššūkis, jūs viską kartojate po manęs. Draugai, stop, tai ne klubas, čia mano namai. Jei dabar neišeisite iš mano namų, aš arba iškviesiu policiją, arba paskambinsiu mamai. Smalikai. Vaikinai, žinoma, aš rinkčiausi vakarėlį, bet mano mažutė rimtai, ji gali iškviesti policiją. Ar jūs, draugai, girdėjote viską? Diana nori baigti vakarėlį. Diana. Manau, kad mokiniams reikia pailsėti. Aš šokiruotas, Smalikai, taigi kas dabar? Na, tu ketini iškviesti policiją. Taip, ketinu, bet jei iškviesiu policiją, mama apie tai sužinos, bet aš negaliu. Lelė, aš dabar su ja pasikalbėsiu. Pica, mums tavęs reikia. O ne, turėsime muštynės. Mažutė, laikykis. Ar tau gerai šokti su kitos merginos vaikinu? Ar Ryanas yra kažkieno vaikinas? Tiesą sakant, jos. Ryanai, ar tu jos vaikinas? Ką? Atsiprašau, ką? Ateik čia, Blondie, pakalbėsime. Jokių muštynių mano namuose. Jau per vėlu, Diana, viskas jau prasidėjo. Ką? Blondie, ar tu nesupranti, kad jis man patinka? Taip, jis jai tikrai patinka. Lelė, tu su juo nesusitikinėji. Pica, susitvarkyk su ja. Ei, neimk kitų merginų vaikinų, jei nenori tapti bekonu. Tikrai, merginos, ar norit mane išgąsdinti? Ryanas laisvas, o tu irgi laisva. O žmogau, ji neišsigando. Nusiramink. Kas ji? Varlė. Ką, varlė? Šokėja. Smarkiai, aš baigiau, skambinu mokytojo Maiko mamai. Na taip, paskambink jai, sustabdyk šį vakarėlį, ji yra vienintelis žmogus galintis daryti įtaką mokytojo Maikui. Alio, sveiki, čia Diana. Esu mokytojo Maiko mokinė 10 klasės. Ar jūs užsiėmusi? Diana, paklausk, ar mokytojas Maikas vakarieniavo. Žinot, mes jau baigėme pamokas, o mokytojas Maikas neina namo. Jis čia rengia vakarėlį su mokiniais. Taip, dabar... Šį vakarą jis jau 3 kartą šoka su talismanu. Baisu. Diana, pasakyk jai, kad gali pakviesti jį prie telefono. Jei norite, galiu pakviesti jį prie telefono. Taip, aš jį pakviesiu dabar. Mokytojau Maikai. Taip, Diana, mums smagu. Ne, jūs nesuprantat, skambina jūsų mama. Mama? Išjunkit muziką greitai. Mokytojau Maikai, mama. Sveika, mama. Taip, aš jau einu namo. Taip, supranti, na, tie paaugliai. Vaikai, aš išeinu, laikykitės mokytojo Maiko nurodymų. Ta prasme. Smalikai? Merginas, linksminkitės. Mes negalime linksmintis, mokytojo Maikai. Blondie vagia mūsų vaikiną. Gerai, nustok liūdėti, pabūkime. Mokytojas išėjo. Gerai, merginas, iki pasimatymo, susitvarkykite pačios. Draugai, mokytojo Maiko nebėra, vadinasi, vakarėlis baigėsi. Taigi, jūs visi išeinate, mes su Nastė galime apsistoti Dianos namuose. Ir mes. Diana, ar galime pasilikti, negaliu paleisti Lelios tokios nuotaikos. Aš taip negrįšiu namo. Žiūrėkite, vaikinai, Lelė verkia dėl manęs, ji priklausoma nuo manęs. Ryanai, tai kad ji verkia, nieko nereiškia. Aise, jei pamatysiu tave prie picos, mes išsiskirsime. Nastė, man nereikia kitų merginų, aš myliu tik tave, mano bandelę. Ar galite įjungti mano mėgstamiausią dainą? Kokią dainą, talismanė? Diana mus išvaro, vakarėlis baigėsi. Ir man atrodo, kad Diana neturi teisės mūsų išspirti, nes jau per vėlu. Taip, tikrai, aš neturiu pinigų taksi. Gal Diana sumokės už taksi mums visiems? Draugai, manau, kad Diana turėtų mus visus palikti nakčiai ir ką jūs galvojate? Taip, aš ir taip manau. Lelė, nesijaudik, mes jau likome. Mažutė, aš nežinau, ką daryti. Aš taip pavargau nuo jūsų. Gerai, galit likti nakvoti. Bet visi eina miegoti. Na, jūs miegate šiame kambaryje. Tik riksmas arba vienas girgždėjimas ir tu eini namo. Na, ar tai gerai? Aš žinoma nesitikėjau nakvoti viename kambaryje su talismanu, su nevykėliais,
Su Ryanu? Krepšininkai, gal geriau eikime su berniukais į virtuvę, ten kepsime pizzą. Aš sutinku, aš išbadėjęs. Namuose turėsi pizzą. Teisingai, vaikinai, jokių pasimatymų Dianos namuose, miegokite. Miegokite. Vaikinai, kas nors nori miego? Aš ne, turiu energijos iki ryto. Na, vaikinai, aš nežinau kaip jūs, bet aš nemiegosiu, manęs laukia naktiniai nuotykiai. Taip, mes eisime pro užpakalinės duris pas merginas. Ar čia yra galinės duris? Ar jūs, vaikinai, nežinojate, kiekvienas namas turi galinės duris, todėl naktį bus nuotykių. Merginos, pasakau jums, nemiegosiu kietai, todėl jei išgirsiu, kad kuri nors iš jūsų naktimis klajoja arba eina pas berniukus, tuoj pat važiuosite namo, supratot? Merginos, jūs esate svečiai, vadinasi, elgiatės pačios normaliai, nesijaudinkit. Mes geros merginos miegosim ant lovos. O kaip mes? Mes miegosime čia, ant sofos. Merginos, nei vieno girgždesio. Mes jūs perspėjome. Nei vieno girgždesio. Aš eisiu susitikti su Dima naktį. Puiku, o kaip mes? Noriu Ryanui padovanoti meilės raštelį. Na mes... Na paleiskės, gal lova mums bus laisva. Lelė ir Jana, aš nemaniau, kad turėsiu praleisti naktį su jumis viename kambaryje. Mes irgi laimingos. Jana, ar gali mus pamaitinti? Mes esame alkanos. Merginos, valgysite rytoj mokykloje. Tai štai, merginos, užgesinkite šviesas, kad rytoj nevėluotumėte į mokyklą. Nastė, miegok. Ar nustosit spardytis? Neįmanoma užmigti. Aš pavargau. Klausyk, kai pamačiau tave, tu man iškart patikai. Na, tu man irgi patinki, bet man atrodo, tu turi merginą. Taip, bet ji tokia prieštaringa. Nesuprantu, gi perspėjau. Gerai, smalikai, nešauk, mes išvykstame, aš tau paskambinsiu. Gerai, Aisai. Ne, Aisai, koks buvo susitarimas? Pažeidusius taisyklės namo eina pėsčiomis. Nagi, tiek, smalikai, daugiau taip nedarysiu, man tiesiog patiko mergina. Smalikai? Aš nesuprantu. Aisai? Ir nauja mergina. Diana, tu nesupranti, aš ką tik išgirdau triukšmą ir išėjau, aš irgi ką tik išgirdau triukšmą ir išėjau, o štai pica. Žinot ką? Smalikas, Aisas ir pica grįžta namo. Aš šoke, ar tau taip sunku laikytis taisyklių? Diana, ką aš turiu su tuo daryti? Aš irgi išėjau pažiūrėti, kas čia šnibžda ir pasirodė, kad tai Aisas ir pica, meilės pora. Ei, smalikai, tu apgaudinėji. Taip, Aisai, tu teisus, tavo mergina tikrai konfliktuojanti. Suprantu, Aisai, vadinasi, tau patinka nauja mergina? Eik iš čia. Smalikai, mes tavimi pasikalbėsime rytoj. Na ir gerai, ne? Dėl tavęs aš patekau į bėdą. Ir ką dabar darysime? Bėkime. Diana, ar tu gali patikėti? Aisas įsimylėjo tą naują merginą. Nastė, aš to negalėjau tikėtis. Viskas baigėsi taip liūdnai. Tai visiška nesąmonė. Ar nustosit knarkti, prašau? Draugai, spauskite laikus, prenumeruokite kanalą ir laukite naujų šaunių epizodų. Iki pasimatymo ir ate. Ate, rytoj pasakysiu Aisui, kad tai baigta. Nastė, miegok, prašau.